Taigi, visiems sveiki. Šiandieną yra trečiadienis, baisuliniai Lietuvoje šalčiai. Šiandien dar tokių nebuvo. Ne, tai ne baisuliniai, bet minus 12 naktį buvo. Vakar net buvau greitai atlėkęs. Pasižiūrėjau vakare vištelių. To tvartelio, jeigu galima pasakyti, buveinės. Tvartelių buveinės temperatūra, tai jau ten buvo minusas, dar vanduo buvo neužšalęs. Turėjo gert kuo. Tai paimsim, palaukit kibirus. Tai, viską susirinkam. O, katytė vėl. Mar. Labas, katytė. Bėga katytė ten. Kažkur tai ten. Kur jinai? Kuku, katytė. Ne, jau paėdė. Aha, jau pamaitinta. Taigi, taip ir neužbaigiau savaitgalio video. Tai dabar pafilmuosiu, kad būtų pabaiga, nes taip neišėjo savaitgalį su tema, po to baigėsi mano filmavimai visi. Taigi važiuojam dabar, einam pašersim višteles, palesinsim, parodysiu jums, kur, kaip ir kur vakar, gelbėdamas vištų būklę. Automobilis dirba, negesinu, kad nesušalt, negesinu. Vištelis lūkia, jam nebaisu. Lamba be batų, nogom kojam, o kantrius, ne? Tai papasakosiu, kas įvyko. Įvyko tai, kad man jau minėjau prieš tai video atvedė kabelį elektros, panaikino stulpus, eisim pažiūrėsim dar su šviesa. Tada aš pastačiau vakar antradienį vakare atvažiavau, pastačiau oraputę su šildytuvu, kad bent jau dapūstų iki 6 laipsnių šilumos būtų. Vištelės, labas. Labas vištelės. Pasislinkite. Taip, rodysim vištelės. Greisim, parodysim, kur padarėm šildymą. Tai dabar persijungsiu. Aha. Kuri čia iš jūsų kuku. Gaidelis mano gražus. Piktas pasipūtęs, pasišiaušęs. Bet kam tai nešalta, tai va šitiem padaram. Matytusi. O čia va vidurį reikia pažiūrėti. Yra? Nėra, jau šviečia sulesta. O, teisingai, reikia parodyti, kas čia šeimininkas. Va, o čia yra padarytas šildytuvas. O čia jisai dabar atėjus man. Nežinau, kiek daug, va jisai. Žiūrėsim, kai iš čia sunaudos elektros. Šitą va pabėgo. Kiaušiniai. Kabintas kibiriukas, nes renkasi drėgmė per kaminuką varva žemyn. Tai va, gerai, einam šertis, po to eisim, padarysim apžvalgą, kas įvyko. Va čia va jas įlenda. Kuku. Čia galima kaip šnipui pasižiūrėti, kuku. Kas čia, kuku. Aha. Va. Na, man bekalbant, ventiliatorius sustojo, reiškia palaiko, jisai pastovė 7 laipsnių temperatūrą. Eisim, pasibandysim atsidaryti naują skydinę. Tikiuosi, mano senos skydinės raktas tiks. Aš atsimenu, kiek buvo skaitliukas prisukęs kilovatvalandžių elektros energijos. Pažiūrėsim, ką čia per šią naktį prisuko ar neprisuko daug. Ir tada nuspręsim, ar geriau važiuoti ryte, jas išleisti lauką, vakarė suvaryti, uždaryti, kad prisišildytų, ar tiesiog pastoviai irgi palikinėti va šitą angą. Ir kaminukas visą laiką, va tas, kur kabo kibiriukas. Kur tu, va. Tai čia į kibiriuką tai drėgmė subėga. Čia va tokia mano yra padaryta girdykla joms, žieminis variantas. Šitą va šlangelę nubėga. Nubėga iki va čia. Ir va čia va tada va vandenukas. Ir taip ir nepabaigiau sakinio, tai nuspręsim, ar paliksime šildytuvą, ar kiekvieną rytą išleisdinėsim. Man atvažiuoti yra 7 km beveik nuo namų ir kiekvieną vakarą antrą kartą važiuosime uždarinėti.
Tai ar geriau vis tik tai važiuosim tik per pietus, sutvarkysim maistelį, sutvarkysim kiaušinius ir paliksime putiką šildymo su pastovia dapūtimo temperatūra. Užpylėm čia. Gal matosi, nežinau, gal matosi. Užpylėm čia, surinkom kiaušinius. Šaltis duoda savo. Šiandieną surinkau tik 13 gražių, linksmai augančių vištelių kiaušinių, kadangi labai šalta paskutinės 2 dienas. Nu, su kuo lyginant labai šalta? Su šia žiema lyginant tikrai labai šalta. Lyginant su žiemom, kurios būdavo anksčiau Lietuvoje, tai yra normali darbinė temperatūra. Ir netgi, sakyčiau, nėra dar labai šalta, kadangi yra tik tai dabar šiuo metu apie 8-9 laipsnius šalčio. Įdami apeisim, pasižiūrėsim, papasakosim, to nueisim iki skydinės. Parodysiu, kad jau to neliko stulpo. Einam pasižiūrėti, kaip neliko stulpų, kaip smagu. Yra tuštesnis jau dabar sklypas. Taip, o, atsimenat, buvo stulpas. Šito stulpo neliks. Buvo stulpas, stulpo nėra. Liko tik tai kabelio gabaliukas išlindęs iš. Tas kabelis yra mano paliktas specialiai tam, kad šitoj maždaug vietoj, tai yra netoli namo, iš va to kampo tolimesnio link automobilio, iš ten išeis kanalizacija. Ir kaip tik vatinai čia kažkur tai insikas ir kabelį užmaitinsim, su šito kabeliuku užmaitinsim valymo įrengimų, suprojektuosim. Paliko išrovę man stulpus, va jie matosi prie eglių. Iš jų statysime tokį šaltą pašiūrę visai technikai, tai ne kažin kiek dabar kol kas čia pas mus jos yra, bet yra. Yra traktoriukas, yra, gal čia šešėlis muša, nusimkim, yra traktoriukas, yra visokie ravėtuvai, ekologinis aketėlės, freza, mulčeris, vagotuvai 3 plūgelių, kaupikas midrų. Tada, kurį pats dariausi iš lėkščių, tada dar iki rudens pasigaminsime česnakų šaknų nupjovėję ir pakelėję. Ta pafilmuosiu, parodysiu. Tai iki susitikimo. Taigi, važiuojam, pakeliui sustosim, pabandysim atsirakinti skydinę. Kaip dabar gali laisvai, be baimės duot atbulas. Ir žinai, kad neatsitrenksi stulpą. Važiuojam greitai iki skydinės. Einam pažiūrėti. Rakčiukas. Rakčiukas tiks. Bandom rakint. Open. Atsiopino. 473,8. O buvo 469. 4-5 kW. 5 kW reiškia, ai, jesu, techniniai nesklandumai vėl. Kagamės diržą, neišeina, neišmoksiu dar visko daryti viena ranka. Bet aš švalus mokinys ir išmoksiu. O be važiuojant paskaičiuosim, kas čia gaunasi. Stopženklas. Galima pakabinti teisės 3 mėnesiam, nes geležinkelis ir stopženklas prieš geležinkelį. Per šitą geležinkelį važiuoja traukiniai tik tai Lietuvos elektrinė kažkada buvusią, nuo dabartinį Ignitį. Bėgis. Tai, per metus laiko gal 2 kartus mačiau. Bet ženklai stovi, reiškia, sustoti privalu ir nesustojus gali džiauti teisės 3 mėnesiam. Aha, grįžkim prie temos. Kiekvieną dieną €30. Įdomu būtų paskaičiuoti, o aš skaičiuoti mėgstu, bet mintinai jau dabar ne visą laiką mano tasgi kietasis diskas, terabaitas jau užpildytas pilnai, ne visą laiką gaunasi. Tai įdomu, kas gautasi su dizeliniu kuru. Bet tai, kad čia nėra taip jau baika, jeigu jinai tą eurą, vištelės, jeigu sudėjo. O šiuo metu, kadangi yra šaltokoka ir reikia skaičiuoti, kad išgyventi reikia. Tai išgyvenimą, jeigu jinai man per parą sunaudoja apie €50, sudeda 10 kiaušinių, vištelės minimum, kadangi šiandien surinkau 13. Tai jau
O 10 kiaušinių kainuoja 2,50, tarp kitko nuo kovo mėnesio tikrai branginsim iki 3 eurų, nes jau matom, kad nebepatempė, kuras pabrangės. O grūdų dar turiu, bet jau visai nedaug, teks pirkti, neaišku, kas ten bus. Ar nebus pabrangę ir grūdai, dar nesiaiškinau. Nu, tai aš skaitau, kad turbūt paliksime tą šildytuvą per va šitas šaltesnius orus, tegul jisai daputinėja. Šitas euras į parą atsiperka. Man važiavimas vienas susitaupo, tai yra ir laikas. Tom dienom, kada aš ar taip ryte važiuosiu, tai galvot, penktadienį vakare suvarysiu, šeštadienį išleisiu ryte. Tada vėl vakare suvarysi, sekmadienį paleisiu, tai šildytuvą bus galima atjungti. O visom kitom dienom, kol bus -10 ir mažiau, tai paliksim šildytuvą. Nedaug čia to žiemos, kas čia beliko, čia savaitė kita, tai jeigu ir čia sukapsės kokių 10 eurų, tai dėl to, man atrodo, mes išgyvensime. Buvau parduotuvėj, nupirkau grandinę. Aha, pasikeitėme. Grandinė, dar biškį šviesu. Keliaukim, parodysiu. Nežinau, spėsiu, nespėsiu, gal spėsiu. Vieną eglutę gal ir paguldysim. O, matote, yra tarpas va jau tarp tų eglių. Ir viršūnėlės jau va yra padžiūvę. Pjūkliuką. Jau aš norėčiau, kad griūtų į tą pusę. Panašu, kad taip ir grius. Aha! Nu. Įgriūktų. Opa. Nustumta šia, nustumiau nuo kelmų. Kaip toliau? O, jau čia dabar bus įdomu. Gerai, bandom žiūrėti, ką čia turim. Nuo kelmų jinai nukrito. Kaip ją dabar man paguldyti toliau? O čia bus įdomu. Ta pusė bandyti griauti. Lempa, šitą pusę neįtų. Kaip čia ją dabar griauti? O, prisidirbau. O, tu su to greit. Gavosi kaip gavosi. Nu ir nežinau, kaip čia ją dabar man. Nei taip. Taip. Kaip dabar padaryti, reikia atsinešti pagalį kokią, net neįsivaizduoju. Ai. Nu dar kartelį pagalvosim. Gerai, tai sugalvosim, po to parodysim, ko baigėsi. Ketvirtadienis. Darbelis pasibaigė. Ašgi sakiau, kad mane gamta myli. Vėlgi saulutė kokia graži išlindo. Oras gražus, atšilo, ryte buvo -13, dabar 0. Labai gerai, patikrinsime, kiek prisukome elektros, tiesiog smalsu pačiam. Taip, 4, 7, 8. Buvo 4, 6, 9, tai daugiau kaip per parą laiko neprisuko 10 kW, reiškia atšilo. Ir tas automatinis šildytuvas vėjelis nepučia, tai per pusantros paros neprisuko 10 kW. Reiškia, nėra net ir 2,50. Viskas gerai, reiškia, valio, ne vien tik išgyvensim, bet dar ir turėsim biznį kokį 1 euro. Medžių pėvimas, jį reikės nupjauti. Tuo labiau, kad kažką tai vakar nupjovėm, šiandien turim tik tai nuverst, bet pradžiai pasirūpinkim gyvūnais. Vištelės va jau basom kojam po šaltį laksto. O jie kaip nepatogu, vis tik tai viena ranka, vis tiek išmoksiu, sakiau, kad išmoksiu, reiškia išmoksiu. Kaip čia geriau padaryti, va taip. Ir saulutė neužšviestų, vai, nenusukam net ten kur reikia. Galva eina į vieną pusę, kojas į kitą. Vištytės jau man nepasitinka. Eisime, pripilsime bulbėkių joms.
Dabar nežinau, pasiėmiau atsuktuvą ar ne, reikia atsukti baką, pripilti vandens, pažiūrėti, kaip čia sekasi su to šildymu. Aš manau, kad su šildymu sekasi visai neblogai. Atsuktuvą nepasiėmiau, grįžtam pas atsuktuvą. Kadangi jau žiūrėjau, elektros beveik nesuka, kai atšyla, reiškia, automatiškai jisai išsijungia. Pasakiškas oras, jinai tokia nebuvo. Va, koks dangus, koks dangus. Mes turime beveik mėlyną dangų, o ne cepelininį. Tas mėlynas dangus gal būna mūsų žiemose gal 2 kartus. Žinai tą anekdotą, kur sakė, šiemet vieną dieną švietė saulė. Ir būtent tą dieną aš dirbau ir nemačiau. Tai žmonės, gaudykite saulę, gaudykite mėlyną dangų. Nuo to priklauso mūsų nuotaikos. Nes saulė daug ką duoda nebereikalo, kai dabar žmonės turi galimybės, išvažiuoja į kraštus, kur visada mėlynas, beveik visada, kokius 350 dienų per metus būna mėlynas dangus ir graži saulutė. Ta temperatūra, kokia jinai ten bebūtų, mums gal nėra taip svarbu, ar jinai čia minusinė ar pliusinė. Nu, pliusinė gal ir smagiau, bet per minusą ir visokių vabalų, kirmelių iššala, gamta aptvarko tas reikalus. Čia blemba kažkaip biškai ne pagal feng shui. Pagal feng shui turėčiau visą laiką būti va tam kampe, va čia, va. Šitam, bet gal bus gerai šitam. Tai va, tai saulutė, džiaukitės, kai tik turit galimybę, net ir būdami darbe. Jeigu matot, kad išlindo saulutė, išleiskit iš kabinetų, išeikit į lauką, pasidžiaukit, nes ta saulutė mūsų kraštuose netokia ir dažna. Gerai, toj persijungsime kitą pusę. Ojei, kaip jis be smegenų laksto, toj. Taip, eikši čia. Burdelės. Va čia kažkaip delikatesas. Visų va kaktelės tokias nupešiotos. Gaidys dirba savo darbą. Reiškia, netinginys gaidys. Vištelė sudėjo kiaušinį, kuda. Kad padirbėjo, vakar buvo šalta. Tai biški buvo trūkumas kiaušinių, šiandieną yra, matau, kad daug bus. Čia supilam. Viena kita nori dėčia, numeta baką, kai jis būna tuščias. Tada deda kiaušinį ir būtinai tas kiaušinis krenta tiesiai jų perdirbto maisto fabriko tos atliekas, bet ten kadangi minkšta, išlieka sveikas, tik truputį purvinas. Tas purvinukas nusivalo. Manau, skoniai viduj įtakos neturi. Einam vandens. Tas kažkaip taip pats buvo prieš tai sakęs. Tikrai kažkaip tai net nesitikėjau, kad vištos tai geria. Blemba. Geria ir šika, tai kai karvės. Taip, tai ir jėda gerai lesa. Taip, va, gaidys mane pasitinka. Aha, kas čia bus? Įleisite mane? Vištelės. Kadangi netaip senai buvo kova, mes įsirodėm vėlgi, kas čia šeimininkas. Nerodžiau jums, bet net buvo suskaldytas kibiras, kadangi jisai mane puolė. Bandžiau gintis, netyčia pataikiau į sieną. Siena nenukentėjo, gaidys nenukentėjo. Nukentėjo tik tai kibiras. Teko išmesti, plastikinis kibiras susidaužė. O, palikau duris atidarytas, per tą laiką, kol buvau padalikęs duris atidarytas, užužėjau ir ventiliatorius šildo. Net kadangi čia nedaug jisai suka, tai aš manau, tegul sušildo, ką mes čia turim 10. Aha, 10, net ir 11 šilumos viduj. Tai mes tave biškai prisuksim. Šilumos padavimą. Pamažinom, gerai, sukam vandenį, keliam, rinkam kiaušinius, eisim pjauti. Nepjauti, eisim sutvarkyti tos eglės, kurie vakar nupjom. Taip. Bus įdomu, kabinsim traktoriuką. Nu, naujas patirtis mano metuose, kaip ir jau neturėtų būti. Bet kadangi iš pas savo jų prisigalvoju tų patirčių, tai biškai įdomiau gyventi. O kamgi neįdomiau gyventi? Visiems įdomu gyventi, ne?
Kai kurie renkasi komfortišką jau. Tokio amžiaus žmonės būna užsitarnavę kažką, užsidirbę ten, susitvarkė jau savo gyvenimus. Susitvarkė gyvenimus, tada patogu. Po darbo grįžai, kojytės ištisiai. Pažiūrėjai žinias. Mes tarp kitko žiūrim visą laiką, kas ir kodėl. Čia jau šeimos tradicija. Tai pasprendžiam. Nu, savaitgalį, tas, kas neturi va tokių naujų patirčių kaip aš, eina į mišką pasivaikščiot, kas sportuoja, kas važiuoja, kolekcionuoja kažkokias keliones. Nu, mes kol kas darbuojamės prie ūkio. Iš pradžių pasidarbuosim prie ūkio. O atostogų važiuosim kovo mėnesį. O, įdomu, taip. Kovo mėnesį važiuosim atostogų tam, kas 1 ir 10 komentaruose parašys, kur mes važiuojam atostogų. Iš karto įspėju, artimųjų ratas šitoje loterijoje nedalyvauja. Tas, kas mane labai asmeniškai pažįsta, tai žino, kad aš kiekvienais metais važiuoju ten. Bet tie naujieji prenumeratoriai, kurie tik nesenai pradėjo mane stebėti, atspėkite, kur aš važiuoju. 1 ir 10 komentarui parvešiu suvenyrai to šalies. Susitarėm, rašykite. Lauksiu. Gerai, traktoriukas burzgia, virvę turim. Tuoj pritvirtinsiu vieną galą, kitą galą ir varysim ten. O lietu, matai, kaip įdomiai išėjo, kai sako žmonės, ne? Nu, kažkaip išėjo. Ne visą laiką išeina taip, kaip tu nori. Taip, taip. Nu. Pažiūrėsim, pernešu kamerą, pastatom, kad nenukentėtum tu irgi. Ir gal kažkokiu tai būdu bandysim čia statyti. Gal iš toliau biškį? Čia viskas vyksta. Norisi, kad matytus ir traktorius, ir eglę. Nu, gal va taip kažkiek ir matysis. Taip, pareguliuojam biškį. Ekraną. Aha, laikykite už manęs. Čikurako, kumščius, man pavyks. Ačiū va šitam pagalbininkui, jisai sako, kad universalus. Eglė, kai ir atrodo, kad jinai tokia pusiau žalia, bet realiai tai jinai jau yra padžiūvus stipriai. Va, tada kaip yra labai baisiai atrodančias, matote? Viršų 1, 2. Šitą norės eiti geležinkelio pusę. Bet nes jinai nėra ilga, reikia šitas 3 tikrai. Ir galbūt netgi, žiūrėsim šitą. Reikia ar nereikia, bet šitas 3 tai būtinai reikia guldyti. Nes mes jau guldysim ir šitas. Gerai. Gerai, viskas reikia. Tikėkime, kad šitą neįsikabins. Nu ir vėl kartojasi ta pati situacija. Nu davai. Nu, opa. Va, ir nenori, reiškia, reikia pjauti antrą automatiškai šalia. Nu, davai, vidri, nu. Bėdi. O, va, taip. Šaškos visiškai susipynę, absoliučiai. Nu, tai va šitas 2 pasigulė čionais. Labai sėkmingai. Einam, pažiūrėsim. Parodysim, kur ką čia guli. Taip, kaip matot, viena valiko stovėti, ją reikės. Guldysim jau į ten. Reikės paskaičiuoti, bet čia gal rytoj, šiandien jau neužsimsim. Nu, aš nesakau, kad sakau, gerą darbą padarėm, bet jisai jau buvo reikalingas. Tvarkykimės toliau.
Arklys bėga, kaip padirbi. Šilta. Lyderis tai gavosi toksai. Kiauras gaila. Kažką reikės galvoti, ką čia greitai pasodinti ar kitų eglių. Bet reikės sodinti būtinai.